Mes esame CLT Forge kompanija, kuri gaminame automobilių pramoniai kaltinės detalės iš metalo. Tikrai pakankamai išskirtinė kompanija, kadangi Lietuvoje daugiau tokių kaip mes kalvių nėra. Mes esame vieninteliai Baltijos šalyse. Mūsų gaminiai eina į tokius automobilius kaip Audi, Volkswagen, Renault. Tikrai jau ne pirmi metai dirbame šitoj rinkoje ir džiaugiamės, kad užsakymų portfelis didėja. Turime išskirtinę inžinerinę kompetenciją. Visą dizainą gaminio, ar tai būtų kaltinys, ar tai būtų detalė skirta, reiškia, pavarų dėžėms, ar tai būtų skirta vairavimo sistemoms. Mes ją pilnai paruošiame, suprojektuojame ir padarome patys čia vietoje, naudodami mūsų inžinierius, mūsų žmonių išsilavinimą ir jų žinias. Turime dvi linijas, kurios dedikuotos didžiosios kalvės gaminiams. Didžiosios kalvės tai mes vadiname velenų gamybą ir didelės detalės, kurios prasideda nuo 10, baigėsi iki 25 kg viena detalė, dvi pilnai robotizuotos šiuolaikinės linijos ir taip pat turime mažąją kalvę, kur detalės svyruoja nuo 1 kg iki maždaug 10 kg ir ten jau turime daugiau tų linijų, turime iš viso 5, kadangi, kaip žinot, po truputį visa automobilių pramonės rinka juda daugiau nuo vidaus degimo variklių link elektromobilių rinkos. Lygiai taip pat ir mes peržiūrime savo gamybas ir žiūrime, kaip prisitaikyti, kad mūsų linijos dirbtų daugiau jau su tais gaminiais, kurie bus reikalingi ateityje. Ir su profesinio rengimo centru mes jau dabar dirbame virš metai laikų su pameistrystės programa. Tačiau tikrai jau džiaugiamės tuo bendradarbiavimu, nes mes esame paleidę į mokslus jau apie 9 mūsų darbuotojus, tai jie gali derinti vienu metu ir darbą, ir mokslą. Po pusmečio nuo studijų pradžios aš įsidarbinau CLT Forge, labai pasimetusi, ką aš noriu daryti. Visko tiek daug, mechanizmų daug, robotai, CNC staklės, presai. Wow. Pameistrystės programoje dirbantys studentai, jie gali būtent jau praktiką atlikti su robotais ir ten daugiau jau konkrečiai pasižiūrėti, kaip tai veikia, kaip programuojami tie robotai, kaip juos galima ten išnaudoti geriau. Ir iš tikrųjų visa komanda elektrikų, automatikų, inžinierių labai prisidėjo prie tų žinių gilinimo. Man, kuri atėjo šitą įmonę visiškai žalia, pradedant iš mokyklos suolo. Visą laiką kyla tam tikri ir nauji reikalavimai, ateina ir nauji darbuotojai ir dažniausiai ne visi yra pilnai paruošti tam darbui, bet jeigu dalį dalykų galime per tokias programas apmokyti kartu su profesinio rengimo centro specialistais. Pameistrė dirbu nuo sausio pradžios, tai jau 7 mėnesiai. Mes tada taupom laiką apmokydami darbuotoją ir taip jis greičiau gali įsilieti į kolektyvą ir tapti profesionaliu darbuotoju.